2004 metais dalyvavau Mis laikinoji sostinė, atėjo konkurso diena ir tapau pirmoji vicemis. Pasitikėjimas savim viską lėmė. O Lėlė istorija prasidėjo nuo to, kad pamačiau laisvalaikio žurnale atranką. Dar draugės iš tikrųjų pastumėjo. Eik, sako, tu drąsi, tau tik judėt, dalyvaut. Buvo baimė, kaip visada, bet kai padažė, aprengė, tai buvo labai fainai. Pasitikėjimas iš karto didesnis ir tas noras greičiau fotografuotis, tas nuotraukas pamatyti, turėjai ir iš savęs viską atiduoti tai, kad tu atrodytum gerai, išlaužti visus judesius, kampus, veido išraišką. Sunku, bet malonu. Neįprasta gal tai, kad niekad neturėjau tokios didelės fotosesijos, kad daug žmonių aplinkui, visi tavim rūpinas, dėmesys tik tau, iš tikrųjų nuostabu, labai nerealu. Pirmiausia, apie viršelį net nesvajojau. Galvojau, kad būsiu tik pačiam kalendoriui ir jau vien tom labai džiaugiausi. Bet kai pamačiau nuostabų kalendorių, tai net trūko žodžių iš tikrųjų. Bus renginiai, visokie fotosesijos, gal dar toliau ir bandysiu dar labiau realizuoti save. Dėmesio netrūks, manau. Kadangi esu Šaulio ženklas, tai labai nenustykstanti vietoje. Man patinka keliauti, domėtis, bendrauti, šokti patinka. Mes mokome šokti savaitgalį salsą su Lėle mergaitėm ir mus moko salsos treneris toks Nedas. Kaip reklamuotum kalendorių, nes kadangi tu studijuoji reklamos ir marketingo vadybą, tai taip ir atsakiau, kad ant viršelio dėčiau save. Taip ir atsitiko. Kažkaip svajonės pildosi kartais.